Labas, labai dažnai žmonės kreipiasi į mane ir klausia tokio klausimo, kaip turėti daugiau pinigų, kaip turėti daugiau laisvės, kaip turėti daugiau tos pačios finansinės laisvės. Ir aš vieną dalyką noriu pasakyti, kad norint turėti daugiau laisvės, finansinės, emocinės laisvės, vienas dalykas, ką reikia padaryti, reikia prisimti atsakomybę. Prisimti atsakomybę už savo veiksmus, už savo gyvenimą, už visą tai, kas vyksta aplinkui. Nes jeigu padėsim ant vienos svarstyklių pusės, tai yra laisvės kiekį, kitoj pusėje yra padėtas atsakomybės kiekis. Tai reiškia, kuo daugiau prisimsi atsakomybės už savo gyvenimą, už tai, kas vyksta jame, tuo daugiau laisvės gyvenime turėsi. Tai prisimink, kad jeigu nori daugiau laisvės, kalbėsime apie finansinę laisvę, kalbėsime apie emocinę laisvę, visa tai yra susijęs su atsakomybė. Kuo daugiau prisimsi atsakomybės už savo gyvenimą, tuo daugiau laisvės turėsi. Dabar su atsakomybė ir laisvė. Atrodo, viskas yra labai paprasta ir smagu ir faina, kad turi daugiau laisvės, turi daugiau pinigų, atrodo, viskas turėtų būti lengviau. Iš tikrųjų, tai nė velnio taip nėra. Kada prisimi atsakomybę už tai, kas vyksta tavo gyvenime, visą pilną 100% atsakomybę, gyvenimas tampa iš tikrųjų tai daug komplikuotesnis ir sudėtingesnis. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu tu neprisimi atsakomybės už savo gyvenimą ir tiesiog gyveni, tai visiškai nekyla tokie klausimai ir rūpesčiai, kaip čia rasti vaikui geresnį darželį, vedi valstybinį ir nesuki savo galvos, nes toks yra gyvenimas, čia ne mano reikalas, aš už tai nesu atsakingas, nes davė tokį, ten ir keliauja. Kai prisėmęs atsakomybę už savo gyvenimą, tenka prisimti atsakomybę už tai, ką tu padarysi. Kaip pavyzdys, jeigu paimsim vaiką, tai rūpinėsi, kaip vaiką išleisti į tokį darželį, kuriame jis užaugtų gerų žmogum, kuriame jis gautų tinkamą auklėjimą. Aišku, tada žiūri, kaip ir pats turi auklėti savo vaiką, kiek turi energijos ir laiko įdėti būtent į tai. Iš esmės, man patiko vienam Tado Vidmanto filmuke išsakyta idėja, kad kai esi durnas, iš tikrųjų gyvenimas yra gerokai lengvesnis. Ir manau, kad tai yra didelė tiesa. Kai esi kvailas, nesąmoningas, problemų turi gerokai mažiau. Kai prisima atsakomybę, problemų kiekis išauga. Ir paprastas dalykas, kuo daugiau problemų sugebėsi tu išspręsti, sugebėsite jūs išspręsti, tuo daugiau pinigų gausite. Kuo sudėtingesnės problemas, didesnės, globalesnės problemas spręsit, tuo daugiau pinigų turėsite. Iš esmės, tai reiškia, kuo didesnė atsakomybė prisimsi, tuo didesnį atlyginimą gausi. Tas galioja ir įmonių vadovams. Kuo didesnė prisima atsakomybė, tuo didesnį atlyginimą paprastai jie gauna. Tai šiandienos idėja labai paprasta. Nori daugiau laisvės, finansinės laisvės, emocinės laisvės, ką reikia padaryti? Reikia padaryti paprastą dalyką, prisimti daugiau atsakomybės. Tai dėkui, kad žiūrėjai, tikiuosi tai, kuo pasidalinau šiandien, yra naudinga tavo draugams. Tai pasidalink, jeigu turi noro ir laiko, brūkštelk komentarą, būsiu dėkingas ir linkiu tau geros ir šiltos dienos. Pas mus dar kažkiek snyguriuoja, bet tikėkime, kad oras pasitaisys. Gerai, iki.